tai jisai buvo beveik nesergantis vaikas ir vieną dieną radom ant kaklo limfmazgį padidėjusį. Kraujo tyrimai buvo geri, echoskopijos metu pamatė, kad ten yra kažkokie nenormalūs limfmazgiai. Ir labai greitai atsidūrėm čia, Santarose, padarė biopsiją ir paaiškėjo diagnozė. 4. stadija - T limfoblastinė limfoma. Gydymas truko nuo gruodžio pradžios iki birželio 24 dieną buvo paskutinė chemoterapija. Išvažiavome į namus. Kaip ir buvo sėkmingas, gydytojas sako, kad jisai yra pasiekęs stiprią remisiją. Ir dabar palaikomasis gydymas 1,5 metų ir dar stebėjimas. To šuniuko kažkaip labai norėjo. Ir čia jau buvo, sakau, paskutiniu metu kiekvieną dieną, kada. Tu mes čia sakėm ir senis gal atneš ir visai. Gal jisai santūresnis neparodo, bet džiaugsmo tai tikrai, manau, bus labai daug. Sakau, jau čia žinos ir močiutės. Ir tada jau kai pamatė, gal ir įtarė, bet matėt, jisai ne iš tų vaikų, kur ten labai sėdės ir pasakos, jis toks uždaresnis yra. Žinokit, ta pradžia tai buvo, net nepapasakosi, kiek ten ir jausmų, ir baimių, ir tikrai buvo labai baisu, nežinia. Man iš tikrųjų labai padėjo mamytės tos skyriaus, mes su mamom susikalbėjom, jos pasipasakojo, kaip vienam vaikui, kitam. Visas personalas, gydytojai, sesutės, tikrai ten angelai dirba, ne žmonės. Visom sesutėm, visom gydytojam gydančiom, ypatingai mūsų gydytojai Gražinai Kleinotienei, tai aš jau buvau ir minėjus, kad mes jai būsim dėkingi visą gyvenimą. Noriu labai padėkoti pirmiausiai jums visiems, Rimanto Kaukėno fondui, kad daro tokius darbus, kad pildot svajonės. Norim padėkoti Giedriui Paužai, kuris tokią gražią iniciatyvą sugalvojo ne dovanas, o savo gimtadienio pinigus skirti vaikams sergantiem. Tai tikrai labai jums dėkingi, nes vaikas tikrai labai laimingas ir labai ačiū.